Savo reportaže mes pristatysime, ką mūsų manymų įdomaus ir vertingo galima parodyti turistui per vieną dieną, kadangi mes pačios nesame Vilnietės. Tai svarbiausias Vilniaus ir visos Lietuvos pastatas yra Lietuvos Respublikos prezidentūra. Tai išraiškingas, įspūdingas ir didingas baltas, didžiulis ir prabangus pastatas, kuriame dirba Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kitas vertas dėmesio pastatas yra katedra. Įspūdingų didžiulių kolonų ir įstabaus dydžio kryžių pastatas, puošiantis Vilnių. Būtina prie svarbių Vilniaus objektų pridėti ir senamiestį, kuris žavisi siauromis gatvelėmis ir nuostabia unikalia architektūra. Dar verta aplankyti ir 3 kryžių kalną bei Gedimino pilį, kurie apipinti legendomis ir išraiškingais mitais. Apibendrinant, norėtume pasakyti, jog Vilniuje tikrai yra ką aplankyti ir tie mūsų paminėti istoriniai objektai yra verti dėmesio.